Lietuvos krepšinio lyga oficialiai baigta. Paaiškėjo trečiojo podiumo laiptelio nugalėtojai. Šiuo titulu po sunkios finalo serijos džiaugiasi Uostamiesčio krepšininkai. Mažajame finale Panevėžyje, ketvirtoje finalo serijos kovoje, tik ketvirtojo kėlinio pabaigoje pabėgę į priekį medalius švenčia Klaipėdos Neptūno krepšininkai. Gedimino Petrausko kariaunas svetimų sirgalių akivaizdoje 91-82 uždaro kovą dėl bronzos medalių. Tai, žinot, laimėti medalį, atmosfera nuostabi, rūbiniai tikrai jaučiasi tą euforiją, o pačios rungtynės dabar jau lieka antram plane. Iš tikrųjų, tai buvo serija, sunki serija. Sveikinu Lietkabelį, tikrai nieko netidavė lengvo ir šiandieną atrodo 3-4 momentai buvo, kur galėjome jau juos nulaužti, bet trenerio Čianako komandos pasižymė visą laiką, kad jie bet kokioj desperatiškoj situacijoje kyla. Svariausiai prie klaipėdiečių pergalės prisidėjo Richardas Lomažas su 22 taškais. Neptūnas iškovojo LKL bronzą pirmąsyk nuo 2019 metų. Tai 6. medalis komandos istorijoje. Lietkabelis buvo pastarųjų 3 metų bronzinis prizininkas. Beje, tais pačiais 2019 metais Lietkabelis pastarąjį kartą liko be medalių Lietuvos krepšinio lygoje. Panevėžiečių treneris prisima kaltę sau. Atsakomybę turi prisimti treneris, aš renkuosi žaidėjus, aš juos treniruoju, aš sakau kaip žaisti, o šie metai labai nuvilintys. Taipogi paaiškėjo ir premijos visiems LKL klubams. Trečioje vietoje likęs Neptūnas džiaugsis beveik 166 000 eurų išmoką. Sensacingai antrą vietą iškovojęs Utenos Juventus klubas sąskaitą papildys 178 000, o 26 kartą čempionais tapę Žalgiris gaus beveik 217 000 eurų siekiančią premiją.